Sveiki, šiandien noriu Jūs supažindinti su informacijos šaltinių paieška O'Reilly duomenų bazėje. Kauno kolegijos puslapyje pasirenkame biblioteka, ištekliai ir elektroniniai ištekliai. Prenumeruojami ištekliai duomenų bazėse. O'Reilly for Higher Education informacinių technologijų sričių ir su jomis susijusių temų mokymosi išteklių duomenų bazė, kurioje galima rasti elektroninių knygų, audio knygų, vaizdo įrašų, kursų medžiagos, ekspertų grojaraščių. Duomenų bazė yra virš 46 000 elektroninių knygų, virš 4 000 interaktyvių kursų ir kitų šaltinių. Adresas naudotis kolegijos kompiuteriuose arba prisijungus kolegijos tinkle per VPN. Šios duomenų bazės išteklius galima rasti ir virtualioje bibliotekoje. Norėdami atverti išteklius, prisijunkite prie duomenų bazės. Paspaudžiame ant nuorodos, pasirenkame institucijos nėra sąraše ir suvedame savo kolegijos elektroninį paštą. Atsivėrusioje duomenų bazėje dešinėje pusėje viršuje galime susikurti savo profilį, grojaraštį, matyti istoriją, svarbiausius akcentus, nustatymuose nusistatyti norimą kalbą, pagalbos puslapyje rasti dažniausiai užduodamus klausimus ir atsijungti nuo savo paskyros. Kairėje pusėje yra temos. Temos yra įvairios ir aktualios ne tik IT specialistams, bet ir tiems, kas domisi verslu, dizainu, duomenų mokslu, dirbtiniu intelektu ir kitomis temomis. Tikslinti paiešką galime paspaudę žiūrėti visas temas pagal temą, leidėją, datą ir aktualumą. Galime pasirinkti knygas, kursus, vaizdo įrašus, audio knygas ir matyti viešus grojaraščius. Jeigu pasirenkame kursus, tuomet paieška prasiplečia ir atsiranda papildomi kriterijai, tokie kaip kursų lygis, pradedantysis, įgudęs ir pažengęs, ir kursų trukmė valandomis. Kitoje skiltyje pradėti mokytis spaudžiame kursai. Atsidaro populiariausi kursai ir galime pasirinkti norimą lygį arba redaguoti informaciją pagal tai, kokius norime įgyti įgūdžius ir išsaugoti informaciją. Norint atsidaryti kursus, reikia paspausti ant pavadinimo ir paspausti klausyti. Paspaudus knygos atsiveria visos elektroninės knygos. Galima knygą įsidėti į savo grojaraštį, išsisaugoti arba skaityti. Skiltyje atsakymai galime matyti klausimų pavyzdžius, ko galime paklausti. Paskutinėje skiltyje nuorodos galime peržiūrėti naudingas nuorodas su piktogramomis, kurios padės lengviau surasti norimą informaciją. Taip pat galime peržiūrėti ekspertų grojaraščius. Juos lengviau rasti padės patikslinta paieška kairėje pusėje. Dar galime pamatyti naujausius mokomuosius leidinius esančius O'Reilly duomenų bazėje. Pasirinkus vaizdo įrašai, spaudžiame ant paveikslėlio arba žiūrėti. Galime rinktis ir audio knygas, spaudžiame klausyti. Taip pat turime galimybę ir peržiūrėti duomenų bazės naujienas.
Pagrindinėme paieškos lange galime suvesti savo raktinius žodžius, pavyzdžiui, duomenų mokslas, kairėje pusėje galime tikslinti paiešką. Paspaudžiame ant knygos ir pradėti. Dešinėje pusėje su rodiklėle apačioje galime versti puslapius. Tai gali būti naudinga duomenų bazė jūsų studijoms ir mokslui. Jei kyla klausimų ar norite pasikonsultuoti informacijos šaltinių paieškos ir naudojimo klausimais, prašome kreiptis į biblioteką. Taip pat kviečiame naudotis ir kitomis duomenų bazėmis. Sėkmės jums!